Praėjusį savaitgalį Šakių krepšinio klubas Zanavykas sužaidė dvies regionų krepšinio lygos pirmojo etapo antrojo rato rungtynės. Abės laimėję šakiečiai tapo vienvaldžiai Suvalkijos regiono lyderiais ir padidino atotrūkį nuo artimiausių varžovų. Pirmosios rungtynės lapkričio 28 Šakiuose su Suvalkijos regiono outsiderė Marijampolės Mantinga Zanavykų buvo savotiška treniruotė prieš itin sunku kitos dienos mačą Kaune su vietos KTU Žalvario krepšininkais. Tačiau net ir žinodami, kad pirmasis varžovas yra gerokai silpnesnis už Zanavykus, šakiečiai varžybų metu eikvojo ne tik fizinės jėgas sumanumą, bet ir sportinį pyktį bei nervus. Pirmasis ir antrasis kėlinės Zanavykus sukrovė didžiulę persvarą. Einant ilsėtis po 2 kėlinukų šviesintai rodė rezultatą 61-18. Atrodė, kad Marijampolės Mantinga šakiečiai per likusį laiką tiesiog sutryps. Tačiau trečiąjį kėlinuką komandos sužaidė apylygiai 25-22, o Zanavyko žaidėjai ne kartą klydo atrodytų visiškai nesudėtingose situacijose. Deja, šis kėlinukas tebuvo mažytis vilties spindulys marijampoliečiams. Ketvirtąjį kėlinuką laimėjo 28-15. Varžybas Zanavyką užbaigė šviesintai šviečiant rezultatui 114-55. Daugiausiai taškų tądien Zanavykui pelnė Tomas Rekstys 16, 15 taškų pelnė Aismantas Zasas, komandos labui dar atkovojęs ir 12 kamuolių, Povilo Valaičio sąskaitoje 13 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai. Kitą dieną šakiečiai permainingas varžybas Kaune prieš KTU Žalvario komandą laimėjo rezultatu 87-79. Daugiausiai taškų komandai pelnė Tomas Rekstys 33, Regimanto Streiko sąskaitoje 18, Giedriaus Pečilionio 11 taškų. Šiose varžybose žaidė ir traumą išsigydęs komandos centras Rolandas Mačiulaitis. Varžybose su Marijampolės Mantinga aikštelėje jo nebuvo. Artimiausių šakiečių varžybos jau gruodžio 2 dieną Šakiuose Varpo vidurinės mokyklos sporto salėje su Jurbarko Nemunu. Šioje komandoje žaidžia ir 4 Šakių rajono krepšininkai.